Paskutinius 6 mėnesius dirbau su vienu dropshippingo klientu, kuris dabar turi apie 45 skirtingus produktus ir išleido apie 1 milijoną eurų per tos 6 mėnesius, kai aš tiesiog dirbu su jais. Ir dalykas, kuo aš padedu jiems, tai yra reklamų kūryba ir tada media buyingo etapai, pati creative strategija, kiti dalykai, bet iš esmės reklamų kūryba. Tai mano tikslas šio video yra tiesiog parodyti, kaip geriausia susitapinti dabar CBO kampanijas, kaip leis naujas reklamas, Andromeda update'u naujoju to. Ir dabar greitai parodysiu, kad šitas etapas iš tikrųjų veikia, kurį dabar rodysiu šiandien. Tai šitas akauntas mano to kliento yra praspendinęs apie 200 000. Ir čia aišku vienas iš daugumos, nes labai dažnai mėgsta Facebookas baninti juos. Kaip atrodo, tai turim 2 aktyvias kampanijas. Vieną kampaniją vienam produktui ir tenais leidžiam tiesiog visas reklamas tam specifiniam produktui ir leidžiam Facebookui nuspręs, kuri reklama gera, kuri ne. Ir tiesiog per kiekį, per kokybę, per intentą, labai svarbus dalykas, kurį išmokau per paskutinius keletą metų, kad tu turi reklamas kurti ne tiesiog, kad tu manai, kad jos veiks ir gal kad ne tiesiog, kad kompetitorių jos veikia, bet tu turi realiai matyti pagal performance'ą praeitų savo reklamų, ar apsimoka tau tokį daryti. Tu reikia turėti tą intentą ir priežastį, kodėl tu kuri tą reklamą. Tai jeigu tu šitą priežastį savo visada pasakysi, tai ir pagrindę reklamos visada bus bent jau pakankamai gera. Tai čia vienas iš ad accountų, kurį turiu savo verslui ir nieko dar čia nedariau šitam specifiniam, bet puikiai vietą parodyti, kaip galima sukurti kampaniją. Pirmas dalykas, aišku, ir svarbiausias dalykas, tai yra trackint atitinkamai ir svarbias metrikas. Tai galite pasižiūrėti, kokias metrikas aš trackinu. Dar galima būtų pridėti hook rate'us ir hold rate'us, tai jos kaip pasidaryti, tai galite patys pasižiūrėti. Mėgstu iš pradžių dirbti su statikais labiau, todėl čia ir neįdėjęs. Viskas taip atrodo ir iš šitų visų metrikų, kurias čia matot, galite žinot, ar reklama gera ar ne, ar jinai turi potencialą ar ne, ir specifiniškai su kažkokiu spendu. Tai dabar galiu parodyti, kaip reiktų sukurti pačią kampaniją ir kaip realiai jūs turėtumėt viską leisti. Pagrindinis dalykas mums tai yra turėti vieną specifinę kampaniją, kur leisim visus pinigus, kad Facebookas turėtų kuo daugiau datos. Ir kuo daugiau video įkelsit, kuo daugiau statikų įkelsit, tuo labiau jisai supras, kam jis pardavinėja ir tada naujesnės reklamos turės daugiau potencialo. Nes tiesiog Facebookas supranta, kam parduot, kad tiesiog einam į kūrimą ir tada sales, auction ir patį kampanijos pavadinimą padarau taip, kad būtų lengva atsekti, kam darau ją. Produkto pavadinimas, kam darau ją, tai šiuo atveju yra acquisition ir gavimas naujų klientų, tada yra, kad CBO kampanija ir šalis, kuriai pardavinėjim. Tai jeigu darom dropshippinį produktą, tai why not tiesiog targetint ir United States, ir Australiją, ir Kanadą, ir UK. Aišku, turit savo specifinės gal lokacijas, gal čipina tik tais US arba tik Australijai. Tai taip ir pasivadinkit. Šiuo atveju galim pasidaryti US. Ir tada šito nejungiam, nes nelabai apsimoka CBO biudžetas. Daily biudžetą uždėkit kokį norit. Ir nuo jūsų biudžeto priklausys, kiek jums apsimoka reklamų kur per savaitę. Jeigu jūsų biudžetas per dieną yra 100 eurų, tai jums reiktų padalinti šitą skaičių iš jūsų target CPA, tai skaitykim, kokie 25 eurai. Gal daugiau, gal mažiau priklauso nuo jūsų, bet iš esmės taip. Ir tada, kai gaunat skaičių, kuris būtų, pavyzdžiui, šiuo atveju 4 padalinimus, abudu skaičius, gausit, kiek reklamų batchų jums reiktų pakurti per savaitę. Tai realiai gaunasi 4 batchai su keletą reklamų. Tai čia gera metrika tiesiog jums patiems trackintis pagal save. Jeigu spendint daugiau negu 1000 per dieną, tada jau realiai nesvarbu, kurkit kiek norit, nes Facebookas jau pats gražiai sudėlios. Tai čia viską palieku kaip yra, nieko nekeičiu, nemanau, kad kažkas keičia ir tada einu toliau. Adseto lygį turėsim 3 skirtingus adseto tipus. Turėsim testing batchą, turėsim iteracijų batchą ir turėsim remarketing batchą. Labai svarbu, kad viską leistume į vieną kampaniją. Tai galim pasiimti New Testing Batch. Tai mano pavadinimai čia yra pakankamai paprasti. Darau tiesiog New Testing Batch, number 1, produkto pavadinimas ir kokio formato reklama. Tai ar statikas, ar video, ar gifas, ar dar kažkas. Bet labai paprastai pasivadinu, tiesiog, kad pačiam lengva būtų atitrakinti, nes iš esmės pagal šitą skaičiuką aš žinau viską, ką man reikia. Aišku, jeigu norit, galit pasirašyti dar ir anglą, kurį naudojat, arba ten dar kažką, kad jums lengviau patiems atsekti būtų. Bet iš esmės labai simple. Visas tas tiesiog, kad patiems lengva būtų. Website, maximum number of conversions, nieko daugiau neselektinu čia data setas, manau čia self-explanatory, tiesiog savo pikselį įdėtumėt, tada įsidedat purchase. Cost per result goal'o nededu, value rules nededu. Attribution modeliai, įdomus dalykas ir dažnai žmonės klausinėja, kaip čia daryti geriausiai, kaip čia visą tą. Aš palieku tiesiog ant basico. Tai gali čia dar įdėti ir vieną dieną. Iš esmės, kuo skiriasi, tai priklausomai nuo jūsų verslo. Ir jeigu jūs pardavinėjat servisą ir, pavyzdžiui, paslaugą, kur specifinę, kur nelabai reikia mąstyti ir tiesiog per tą pačią dieną realiai ir nusipirki, nes tiesiog nelabai mąstai, tai tada galit pasidaryti
visus šitos išjungti, nes jums nelabai apsimoka ir tiesiog pasilikit vieną dieną click-through. Jeigu jūs pardavinėjate e-commerce produktą, tiesiog palikit vieną visur, nes iš esmės nieko neprarasit ir tiesiog turėtų omeny, kad šitaip trekinama yra. Su budget and schedule, tai jeigu yra 18 diena, tai uždėkit kitos dienos ryte. Kodėl šitas dalykas vyksta? Nes būna, jeigu užsitapintume 18 dieną, dabar yra 4 valandos, tai gautųsi, kad per tas 8 valandas iki vidurnakčio ir norėtų visą biudžetą išspendint, kurį pasitapinom. Audiences nėra skirtumo, kokį čia naisdėsit, nes Facebookas jisai darys pagal savo dalykus. Jeigu norit, galit excludint audiensą ir galit excludint audiensą specifiškai jūsų customer listą iš Shopify'us eksportintą ir sukurti į čionais. Arba tiesiog padaryti, kad tie, kurie nusipirko, jų nebetargetintų. Jeigu kai darysim remarketingo kompaniją, galit pasitapinti tie, kurie paspaudė jūsų website ar dar kažką darė, bet iš esmės Facebookas pat neblogai supras ir tiesiog, kuo labiau brot paliksi, tuo geriau Facebook'ui bus. Kaip sukurti audiensą? Paprasčiausiai yra Create Custom Audiences, website arba video. Man patinka dar šitas dalykas, tie, kurie pažiūrėjo ten 10 sekundžių video, tie metam reklamos remarketingo, irgi visai įdomus dalykas. Bet iš esmės website'as dažniausiai yra ir tada source, all website visitors ir tada nėra skirtumo, kokį retention dėsit. Galite arba dėti 108 dienų, galite 30 dienų, galite 60 dienų, galite 9 dėti. Nėra didelio skirtumo, tiesiog didesnė auditorija bus, jeigu padėsit didesnį skaičių. Ir jeigu audience name, tai tiesiog užvadinkit tą, ką daro, tai all website visitors. Ir tada gal jūsų produkto pavadinimą, jeigu turit skirtingus produktus. Nieko labai įspūdingo nereikia. Tada lokacijas, aišku, užžymit tiem, kuriems reikia. Tai šiuo atveju mes darysim United States kampaniją ir pakankamai simple. Minimum age nededu, nieko nekeičiu absoliučiai. Languages keičiat, nebent jeigu turit specifinę kalbą, tai lietuvių, jeigu daro, tai aišku, sudėkit lietuvių. Bet jeigu anglų, tai tiesiog palikit all languages. Ir tada šiandien, jeigu norit, galit suggestint audiensą, nieko nelabai rūpės Facebook'ui. Svarbiausias šiandien dalykas yra will reach people beyond these settings when it's likely to improve performance. Tiesiog Facebookas sako, kad neįdomu jiem niekas absoliučiai, ką jūs čia pasakysit. Tai jeigu norit, galit uždėti. I guess nieks nelabai pasikeis. Arba galite nedėti ir leis Facebook'ui suprast pačiam. Tai jo, placementų nieko nekeičiu, tiesiog palieku kaip yra. Ir Adname pavadinimai pakankamai paprasti, vadinu arba S1 arba V1 priklausomai nuo formato, tai jeigu statikas tai S, jeigu V tada video. Batcho pavadinimas, tai skaičiukas šitas produkto pavadinimas. Visada lengviau atrekinti, jeigu dar turit keletą produktų. Anglas, kurį naudojat, tada įdedat formatą, kurį įdedat dar kartą, kad būtų lengva atitrekinti. Ir uždėkit savo kalbą. Nes gal kažkada norėsit eiti kitas kalbas ir būtų lengva jums tiesiog turėti. Reklamos kūrime, tai tiesiog create an ad. Galite, aišku, use existing post, jeigu turit, bet ir jeigu norit juos pabūstinti, bet iš esmės create ad. Manual upload, single video or image, flexible. Būna nesąmonių visokių, tai dėkit tiesiog single image or video. Šitą išjungit ir jeigu nežinot, kas šiandien yra, nesenai Instagram'e netgi mačiau pavyzdį, jis yra Reelso formatas ir tu scrollini tiesiog per Reelsus, skaitykim, ir tu išmeta 4 skirtingas reklamas, kur yra tiesiog kompetitoriai. Man atrodo, kad nelabai apsimoka tiesiog savo kompetitorių prisidėti, tai aš vietoj jūsų išjungčiau. Destination, aišku, įdėkit savo website čionais. Priklausomai koks jūsų produktas, galite įdėti katalogus, jeigu turit skirtingų daug produktų ir nelabai žinot, kuris pagrindinis parsiduoda. Jeigu turit, dėkit, aišku, čionais. Galite uždėti ir display linką, jeigu jūsų linkas šiandien per ilgas. Personalized destinations, tai priklausomai kaip norit. Jeigu, aišku, jūsų call to actionas gali būti skambutis arba Instagramą parašyti, tai galite dėti. Daugumai klientų šito nereikės. Ir optimize upside destination, tai priklausomai nuo jūsų produkto. Jeigu turit skirtingų daug produktų ir nežinot, gal specifinė spalva ar kokis variantas bus pagrindinis, kurį nusipirks. Bet jeigu turit vieną produktą, vieną landing page, tai aišku, išjungkit, nes what's the point. Tada at Creative'as galit pasitapint video arba image. Creative setup, aišku, čia nieko mums nereikia judint. Čia bus viskas teisingai sužymėta, jeigu viską teisingai sudėliojat, pas mane, aišku, nieko nėra, nes ad accounto nejudinęs. Tada galim nueiti pačią medijos vietą ir tada parodysiu šiek tiek šitoj vietoj. Tai paimkim keletą mano kokį Instagramo postą. Šitas geras postas man patiko. Ir galim užsidėti čia nais. Su šitais formatais tai darykit realiai kaip jums patogiausia. Mano rekomendacija yra tiesiog padaryti vieną kartą 9x16 dizainą ir viską įdėti 1x1 square. Ir kad čia būtų visa informacija, kurios reikia, call to actionai visi headlinai. Ir tada čia tiesiog būtų dizaino pats viršus, kad ir leis Facebook'ai pačiam nukirpyti. Nes tada, jeigu jisai prisizumins, tai bus viskas tvarkingai ir gerai. Ir nereikės taip daryti.
bet galit sukurti 1x1 ir 9x16 versijas, tikrai nieko nesitiks nuo to. Čia leidžia tiesiog taip, nes nelabai apsimoka, nemačiau potencialo taip leidžiant ir darant dar papildomas variacijas. Čia susirašysit visas tas teksto opcijas, kurias pasirašėt, jos galit pasivokti realiai iš savo kompetitorių ir tiesiog persirašyti savo, arba galit pasirašyti specifiškai jums su specifinė reklama ir gal gražiai gausit, bet siūlyčiau tiesiog pasiimti struktūras iš savo kompetitorių, nes nelabai yra tikslo rašyti naujus, kai žinot, kad jau kitiems veikia. Tai čia aišku, pasižymėkit jūsų call to action. Čia ką padarau, tai visual touch-ups išjungiu, text improvements išjungiu, nebent norit, kad jums improvintų tą tekstą, irgi nieko blogo neatsitiks. Ir enhance CTA man visai patinka. Overlayus, muziką ir CTA'us aš palieku, nes tada tiesiog geriau performance. Overlayus iš esmės gali dar išjungti, jeigu jūs nenorit, bet svarbiausias dalykas atėjo, kad paliktumėt juos consistently įjungtus per visas savo reklamos, kad visi turėtų lygų šansą laimėti. Su šita dalim aš nieko nededėčiau čia tiesiog sukursi skirtingą reklamą ad seto lygį, čia nieko aš nededu. Event details, aišku, nelabai reikia jums turbūt trackingą užsidėsit savo. Ir tada čia ką galit padaryti, tai yra susikurti savo URL parametrus. Tai kaip aš darau, source name užsidedu Facebookas, campaign medium uždedu paid, campaign name yra campaign name, campaign content įdedu adset name. Čia tada dar įdedu du dalykus, tai Facebook ID ir tada uždedu source ir uždedu site source. Tada jums bus lengviau atsekti jūsų Shopify pačiam. Tai toksai realiai visas kūrimas reklamų ir visada kursit taip pat. Ir svarbiausia išlaikyti consistency tarp jų. Kuo skiriasi testingo batchai nuo iteracijų batcho ir remarketingo batcho, tai remarketingo batchuose mes ką galim daryti, tai tiesiog yra įdėti saved audience savo ir tiesiog įdėti, kurie jau paspaudė linkus, tai kaip norit, nes jeigu sukursit middle of the funnel arba bottom of the funnel reklamas, tai middle of the funnel yra daugiau, kur edukuoja apie produktą, bottom of the funnel yra daugiau tokia kaip pardavimo reklama su salesais, tai aišku specifiškai ir daugiau leistumėt kaip remarketingą, jeigu nori, bet iš esmės gali tiesiog Facebookai leisti ir jisai pats sudėlios ir parodys tiems žmonėms, kuriem reikia. Ir top of the funnel reklamos tai yra šitie visi testing batchai ir kiti dalykai. Ir iteracijos visiškai tas pats, tiesiog pasileisit reklamas ir leisit Facebookui dirbti. Ir kitam video parodysiu, kaip su šito naujų update'ų realiai kurti reklamas ir kuo reklamos turėtų pakankamai skirtis nuo viena nuo kitos, kad jos atitiktų naujus Facebook update'us. Pakomentuokit savo setupus, gal aš kažką irgi galiu išmokti iš jūsų, bet viską aš darau taip ir man pagal visą dalyką. Tai yra creative strategija pirma vieta, media buyingas antroje vietoje. Ir visas mano darbas yra sukurti geriausias reklamas, kurios gautų mums pardavimui teisingom auditorijom su teisingais anglais. Ir jeigu norit pasibukinti skambutį su manimi, pažiūrėti, ar jums galiu padėti pereiti į creative strategiją kaip darbuotojui arba kaip agentūrą padėti jūsų verslui augti, turiu nuorodą aprašyme, galit paspausti jos ir pasibukinti skambutį, kad galėtume pažiūrėti, ar galiu jums padėti. Tai ačiū, kad žiūrėt.